Labą dieną, aš esu Aušrinė Petrauskaitė ir mano darbo tapybos pavadinimas yra vienišumas. Šitą temą ganėtinai greit apsisprendžiau padaryti, nes ji yra aktuali ne tik man, bet ir visiems, ir jauniem, ir vyresniems žmonėm. Ir yra iš tikrųjų du maišomi labai žodžiai, tai yra vienatvė ir vienišumas. Vienatvė tai, kai žmogus yra pats vienas ir jam yra gera su savim būti, jam užtenka tik tai savo kompanijos ir nereikia kitų žmonių pagalbos, kad jis gerai jaustųsi. Ir yra vienišumas, kai žmogus lieka vienas ir tas gilus tuštumos ir izoliacijos jausmas nepalieka to žmogus. Ir tai gali būti ir tarp daugelio žmonių, kaip aš vaizduoju. Ir tai gali būti tarp draugų, tarp šeimos, žodžiu, tarp artimųjų, nes nesvarbu, kad tu turi artimuosius, bet jie ne visada gali suprasti tavo mąstyseną ir ne visada tave palaikys. Ir tada dažniausiai žmogus, ypatingai jaunas žmogus, kuris visada yra įpratęs būti palaikytas, pasijaučia vienišas. Tai būtent aš tokį vienišumo tipą ir darau. Tai akys yra sielos atspindys ir dažniausiai būtent žiūrėdami į akis mes nusprendžiam, kaip žmogus jaučiasi, ar jis meluoja ar ne. Ir šiuo atveju aš visus veikėjus išskyrus pagrindinio dėmesio centrą padariau cenzūruotomis akimis, nes tada pagrindinių veikėjų darosi sunku pažinti tą žmogų, sunku suprasti, kokios to kito žmogaus emocijos ir ką apie jį galvoja. Ir taip pat sunku pagrindiniam veikėjai išsilieti kitiems žmonėms ir paaiškinti, kaip jis pats jaučiasi. Žalsvas tų veidų atspalvis yra dėl to, kad tai yra lyg svetimumo, kažkokio dirbtinumo, šaltumo jausmas sukuria. Ir aš nesusitelkiau ties rūbais, labiau stengiausi realistiškai pavaizduoti veidus, nes būtent čia jie yra svarbiausi. Šitas pagrindinis veikėjas žiūri į žiūrovus ar į stebėtoją dėl to, kad jis neranda aplinkui savo draugų ar ten kažkokių artimųjų tos paguodos ar šilumos, dėl to žiūri į stebėtoją ir stengiasi surasti tą paramą kažkokią. Tai tiek turbūt ir norėčiau labai taipogi padėkoti tapybos mokytojai, kuri padėjo man sunkiais gyvenimo momentais ir padėjo apsispręsti, kad būtent šitą kruopštų dalyką daryti, nes aš labai ekspresyvus žmogus ir man labai sunku susikaupti. Ir šitas darbas labai reikalavo to susikaupimo ir kruopštumo. Tai labai daug išmokė visko šitas darbas ir tuo pačiu išmokė suprasti vienatvę ir iš gerosios pusės, ne tik, kad tu esi vienas ir tau blogai.